Labas rytas, Lietuvos ryto televizijos žiūrovai, jūsų ekranuose laida Švarūs miestai. Netrukus kalbėsime apie maistą, jo skonius bei galiojimo laiką. Apie tai plačiau papasakos maisto mokslininkė Aelita. Keliaukime su ja susipažinti. Esate maisto mokslininkė, papasakokite plačiau apie tai. Iš tikrųjų, maisto mokslas yra tokia ir tolima, ir artima sritis du viename. Nes maistas juk yra kasdienis dalykas, mes kiekvieną dieną jį matom, liečiam, pasirenkam, bet mano darbas yra dvejopas kaip mokslininkės. Tai pirma, išsiaiškinti, kas žmonėms patinka, tai reiškia, kaip jie pasirenka maistą, vertindami ir pagal pakuotę, ir pagal skonį. Ir antra dalis, be abejonės, pati svarbiausia, užtikrinti, kad visas maistas, kuris atkeliauja pas žmonės, būtų saugus. Ir aš dažniausiai dirbu su naujais maisto produktais, kuriuos mes norim įvesti į mūsų mitybą. O kodėl pasirinkote būtent maisto sritį? Nuo pat mažens mano santykis su maistu buvo toks ir myliu, ir nekenčiu, ir visada man būdavo labai keista, kodėl negalima, kodėl negalima valgyti to arba ano, arba kodėl yra sveika ir nesveika. Ir mano vaikystės svajonė iš esmės buvo mokėti perskaityti etiketę, suprasti, ką reiškia tie keisti žodžiai, ir aš maniau, kad tai yra taip magiškai kieta, kai tu skaitai ir žinai, kas yra, pavyzdžiui, mono arba digliceridai. Ir toks paaiškini, tai iš esmės šitas dalykas mane ir atvedė pirmiausiai į maisto mokslo studijas ir tada vėliau po truputėlį ir į patį mokslą. Etiketėse, kur yra parašyta, kad geriausia vartoti iki ir tinka vartoti iki, ar ne? Kuo šie, atrodo, visiškai panašus dalykai skiriasi? Iš tikrųjų, jie yra klaidinantis ir ne dėl to, kad jie neteisingi, bet dėl to, kad tikrai sunku įsisąmoninti. Vienas iš jų tai tinka iki. Reiškia, kad produktas turi būti suvartotas iki paskutinės dienos, kuri parašyta. Tai reiškia, ta diena 00 valandų ir jau kitą dieną nebevartojam. Geriausia iki yra tokiam produktam, kurie labai ilgai yra kokybiški ir vertinimo, tos tinkamumo trukmės vertinimas vis tiek jisai kažkur pasibaigia. Nes įmonės nustato, tarkim, kava. Tai jinai, jeigu galioja ten metus ar du, jinai kuo puikiausia bus ir 2 metai plus mėnuo, 2 metai plus 2 mėnesiai, tačiau apsibrėžiama ties tam tikrų laikų. Ir šitas ženklinimas iš esmės buvo sukurtas tam, tas dvejopas, kad žmonės galėtų atskirti, kur jau yra griežtai, kur produktas gali sugesti ir mums pakenkti, o kur yra, kur mes patys galim kažką nuspręsti. Iš tikrųjų, teisingai paminėjot, kad jūsų darbe labai daug kintamumo ir daug įvairiausių inovacijų. Kokios būtent inovacijos jūs pačią labiausiai domina? Iš tikrųjų, turbūt įdomiausi dalykai tai yra nauji maisto produktai, kuriuos žmonės priima labai įvairiai ir mes juos irgi įsivedam dėl labai įvairių tikslų. Ir antras dalykas, man asmeniškai labai įdomu yra pakuotės, nes atrodo, o kas čia tokio, bet pakuotė iš esmės gali pakeisti ne tik tai produkto skonį, ne tik tai jo išvaizdą, kaip jisai atrodo, bet ir tinkamumo laiką, kas yra tiesiogiai susijęs su tvarumu. Čia ir įvyksta tie stebuklai. Čia vartotojai nusprendžia ir verslui pasako, kas jiem yra skanu ir kas jiem yra neskanu. Ir mes tarpininkaujam, susidarant tą įspūdį ir surenkant visą šitą informaciją. Ir aš manau, kad geriau vieną kartą pabandyti, negu 10 kartų išgirsti, ar norit pabūti vertintoju. Gerai, jeigu man užteks kompetencijos, tai su malonumu. Labai kviečiu. Bandau suprasti duonos skonį. Tai su arbata nuplaunam skonį. Vienos duonelės ir ragausim kitą duonelę. Duonelę paragavau, išsiaiškinau, kuri man yra skanesnė, viską sužymėjau. Dabar einam prie medučio. 704 ir aš tai šitas. Šitas per riebus. Jaučiuos pavalgius. O jeigu būtų dar 2 mėginukų? Tai čia iš tikrųjų ateini ir gali pavalgyti, papietauti, pavakarieniauti. Studentai dėl to mielai ir klausia, o kada galima ateiti, gal jums reikia pagalbos? Bet aš ir norėjau klausti, ar gali bet kas ragauti? Iš kur jūs žinote, kad būtent jeigu aš paragauju, ar ne, sužymiu, kuri duonelė, riekelė yra skanesnė, kad tai jau yra tikslu ir yra teisinga? Juk vartotojai parduotuvėje būtent taip renkasi, kiekvienas yra skirtingas, bet kaip klausiu 300 žmonių, kurie duoną valgo kasdien, jie visgi turi tam tikrų panašumų, ką mėgsta ir ko nemėgsta. Ir nebūtinai tai gali būti palanku sveikatai.
tai gali būti nepalankus sveikatai, tai gali būti ne tai, ką gamintojas galvoja, kad norėtų pagaminti, tai todėl ir vyksta tokie tyrimai, kad mes žinotumėm tiksliai, ką mėgsta vidutinis lietuvis. Ta duonelė buvo labai skani, pasakykit pavadinimą. Kai išjungsim kamerą. Gerai. Šį reportažą pristato Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis, licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija, koordinuojant Lietuvos gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų tvarkymą. Apie pakuočių atliekų rūšiavimą plačiau gamtosateitis.lt. Jūsų įmonė daugiau negu 80 metų gamina tepimo priemonės automobiliams ir ne tik. Iš esmės, ar šis produktas gali būti ekologiškas? Kalbant apie įmonę, taip, mes turim vieną plačiausių asortimentų ir galbūt klientai žino mus labiau ne už produktus automobilių pramoniai, bet produktus pramoniai. Ten tikrai jie gali būti ekologiški. Kalbant apie automobilių pramonę, tie produktai vargiai gali būti ekologiški, bet egzistuoja labai daug institucijų, kurios iš metų į metus griežtina reikalavimus dėl išmetamų dujų. Dalis automobilių tampa elektrifikuoti, elektra varomais automobiliais, reiškia, alyva reikalinga tik tais greičių dėžėse. Bet jeigu mes kalbame apie pramonę, tai taip, tie produktai tikrai yra, jie yra gaminami iš gamtai draugiškų rapsų aliejaus, kukurūzų aliejaus, bazelino, kosmetikos pramoniai komponentų, todėl taip jie gali būti draugiški kaip ir aplinkai, taip ir jos naudotojams, tai yra žmonėms. Ar savo klientus skatinate naudoti tvaresnius sprendimus? Ne tik skatinam, bet ir turime eilę produktų, kurie geba sumažinti kaip ir energijos suvartojimą, taip ir kuro suvartojimą transporto priemonėse. O kalbant apie ekologiją ir tvarumą, kiek daug šių dalykų yra jūsų įmonėje? Šiuo metu įmonė naudoja, padengia 50% energijos iš atsinaujinančių išteklių. Per kelis ateinančius metus jie žada padidinti šią dalį iki 75%. Taipogi įmonės teritorijoje yra talpyklos skirtos surinkti atidirbtus tepimo priemonių produktus, kurie yra perduodami specializuotam įmonėm, kurios užsiima jų perdirbimu. Šiek tiek užsiminėte apie pakuotes. Papasakokite plačiau, kokios yra produkto pakuotės ir jų rūšiavimas. Pakuotės būna 4 rūšių. Tai yra kartonas, mediena, kurios mes naudojame pakartotinai, taipogi plastikas ir metalas. Kaip ir minėjau, plastiką naudojame saugius komponentus. Metalinę pakuotę, kaip ir anksčiau minėta plastiko, patiekiame perdirbti gamtos ateičiai. Mūsų įmonės požiūris bei aukšti standartai visada vertė mus labai atsakingai rinktis mūsų partnerius. Mums visada buvo svarbu, kad mūsų partneriai pritartų mūsų požiūrį į aplinkos apsaugą ir gamtos išsaugojimo klausimais. Todėl ir pasirinkom gamtos ateitį. O jūs savo klientams patarėte, kaip tepimo priemonės naudoti, kad būtų daroma kuo mažesnė žala aplinkai? Visada klientam patariam naudoti inovatyviausius sprendimus ir produktus iš mūsų asortimento, kurie gali dirbti ilgiau. Tai yra pakeisti mineralinius produktus sintetiniais, kurių tarnavimo laikas yra nuo 3 iki 5 kartų ilgesnis. Taipogi turime produktus, kurie leidžia sumažinti energijos suvartojimą prietaisams, produktų, kurie sumažina kuro sąnaudas, kalbant apie transportą. Tai to pasekoje produktų yra sunaudojama mažiau. Jeigu mes sunaudojame mažiau produkto, mažiau reikia utilizuoti, pagaminti ir vėl naudoti.
Dabar atvykome į Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą, kur netrukus sužinosime, kaip yra rūšiuojamos komunalinės atliekos, kur jos keliauja ir kaip yra užtikrinama oro kokybė. Visa pradžia prasideda čia, gauname grubiai 140 tūkstančių tonų per metus, kurias dedame į 2 linijas ir dar bandome ištraukti tai, kas gali būti apdorota, perdirbta, o ne pašalinta sąvartyne ar sudeginta. Šitoj patalpoje vyksta antras atliekų tvarkymo etapas. Taip, tai va jis yra vienas sudėtingesnių, kadangi reikia pagal skirtingas medžiagas sugebėti įskirti pagal dydį, pagal jų tūrį ir tada pagal medžiagų kokybės ir būtent medžiagiškumą. Tai po smulkintuvo pradžio keliauja į būgninį separatorių, kuriame yra skirtingo dydžio skylės, per kurias išbyra skirtingos frakcijos. Pradžio yra 0,80 frakcija, o visa kita keliauja paskui per balistinį separatorių, kuris atskiria tūrinę nuo plokštinės medžiagos, kaip plėvelės, popierių nuo kažkokių indelių, kas yra sunkesnės medžiagos. Tada tos medžiagos keliauja per metalo separatorių ir per optinius separatorius. Tada rankytės dėja, vis dar jų turim, vis dar jų reikia. O tada turinės vienoje vietoje, plokštinės kitoje vietoje, rankos ir pamatysim, ką paskui supresuojam, kokias medžiagas gaunam. Čia yra, nežinau, šiukšlių būgnas, besisukantis ratas. Kas tai? Sekantis etapas atliekų rūšiavimo? Būgninis separatorius, kuris pagrindė paskirsto, į kurią paskui gamyklos dalį turi nukeliauti tam tikros atliekos. Tai čia matome, pradžioje yra smulkesnės skylutės, atskirti smulkėje dalį, kas neatsiskiria, dar paskui papildomai atsiskiria kitoje vietoje. Tada vidurinė frakcija keliauja rūšiavimui, o per didelė jau tiesiog keliauja deginimui toliau naudojimui. Matėm, koks pradžioje yra didžiulis rautas viso ovalo kartu viename ir paskui kaip per skirtingus įrenginius įsiskirsto. Čia kairiai matom, kad keliauja tik peto buteliukai. Čia per vidurį yra LDPE plėvelės. Be abejo, dar čia yra miksas, kadangi nebuvo suprojektuota taip, kad čia jau keliautų gryna medžiaga, todėl vėliau dar yra rankinis rūšiavimas, kuris šiek tiek atmėto, kas net taip papuolė į šitą srautą. Taip pat kitame konvejeriuje yra popierius, jisai be abejo irgi dar yra užterštas, jisai nėra toks geras perdirbimui, kadangi yra su priemaišomis, su šlapės, todėl su rankytėmis nuimama, kas nėra popierius. Ir taip pat tas popierius pagrindė yra dar kompostuojamas, taip irgi perdirbtas. Tai va, iš tikrųjų, padarius tą Sizifo darbą, kur atrodo vis keliauja tos atliekos, bet jos vis nesibaigia, tai tas darbas vis tiek nesibaigia. Atrūšiavus, atrinkus, tada mes čia jas supresuojame, kaip čia matome jums po kairę HDPE pakuotė. Jas supresuojame ir tada pardavinėjame, bandome patiekti perdirbėjams. Dabar viską, ką atrenkame, pavyksta realizuoti, viską perdirbame ir toliau šitos kipos supresuotos, sudedamos lauke, susidaro mašina, sudedame į mašiną ir iškeliauja perdirbėjai. Kauno MBA vykdo modernizaciją ir užtikrina nuolatinį atliekų rūšiavimo proceso efektyvumą. Atliekant mišrių komunalinių atliekų morfologinius tyrimus, akivaizdžiai matome, kad apie trečdalį atliekų sudaro neišrūšiuotos pakuotės ir antrinės žaliavos, kurios nepapuola į atskiro rūšiuojamojo surinkimo konteinerius. Norime pabrėžti, kad įrenginiuose sudarytos sąlygos juos modernizuojant išrūšiuoti dar daugiau vertingų medžiagų, siekiant maksimaliai pagerinti rūšiavimo galimybes. Per pastaruosius 4 metus perdirbtų žaliavų kiekis padidėjo net 5 kartus, kas liudija apie Kauno MBA gamyklos įsipareigojimą siekti didesnio efektyvumo ir tvarumo. O čia koks procesas vyksta? Kas čia yra plaunama? Na, tai iš esmės vienas pagrindinio amoniako sugavimo, išvalymo procesų, tai yra dozuojamas sieros rūgštis kartu su vandeniu dideliu paviršiaus tūriu, kadangi čia yra keletas lygių tokių porių, purškiamas vanduo su siera, atitinkama koncentracija, tie kamuoliukai taipogi daužosi, juda kaitelė loto, kad sugaudyti kuo daugiau amoniako ir jį surišti, surakinti, kad paskui jau oras po čia yra keliauja į biofiltrą, ten jau mikroorganizmai valo nuo kitų dalykų ir išleidžiamas į orą palytas oras. Vaikščiant po atliekų tvarkymo teritoriją, galiu pastebėti, kad nėra tokio labai stipraus ir blogo kvapo.
Kodėl? Ne toks kaip ten viduje, ne? Ne toks, taip. Na tai iš esmės dedam visas pastangas, kiek įmanoma dėl to oro valymo ir būtent paprašėm dabar atsidarėm sklendę, kurioje išeina oras po biofiltrų. Iš esmės procesai yra keletas, kad oras ištraukiamas iš tos biologijos yra pučiamas per skruberį, ten apvalomas, tada keliauja į biofiltrą, ten apsivalo, paduodamas dar papildomai ozonas ir tada per kaminą išeina į viršų. Šičia dabar jaučiame, koks kvapas realiai išeina į aplinką. Realiai beveik nėra jokio kvapo, labai silpnas. Būtent, žinot, aišku, gal čia kažkas ir pyks, puls, tačiau, dažnai mes sakome, kad dažnai kvapų priežastis nėra tik MBA visame Kauno mieste ar Kauno rajone. Todėl labai norime būtent, kas atvažiuoja, kad pajaustų tai, kas yra iš tikrųjų išleidžiama ir to nebijotų, kadangi, iš esmės, atliekas tvarkyti reikia. Tai mes stengiamės ir tos padarinius tvarkome ne savo, o iš esmės visų. Na, o dabar pakalbėkime apie tai, kokia yra taikoma nauja priemonė, norint sumažinti energetinį nepriteklių Lietuvoje. Kokių priemonių imatės, kad atsinaujinantys energetikos ištekliai būtų prieinami visiems, tam, kad sumažinti tą energetinį nepriteklių? Viena iš priemonių, kurią gali pasiūlyti ILTE, tai būtų energetikos bendrijos. Ir čia gali kreiptis pirmiausiai inicijuodamos visą šitą savivaldybės. Pagrindinis priemonės tikslas tai suteikti galimybės naudoti atsinaujinančią energetiką viešajam sektoriui, savivaldybėm, kartu skiriant dalį pajėgumų ir skurdą patiriantiems asmenims. Tai ypač aktualu ne tik pačiam tam viešajam sektoriui, bet ir mažinant atskirtį, suteikiant žmonėms papildomas galimybės. Tai prisideda taip pat prie tos regioniškumo atskirties mažinimo. O kokių pastabų ir pasiūlymų girdite dėl lengvatinių paskolų teikimo sąlygų? Šiuo metu toks karščiausias ir aktualiausias klausimas yra techninė parama. Ir čia galės bendrijos gauti konsultacinės paslaugas, pasirinkti investiciniam projektui, bendrauti su ESO, bendrauti su VERT, galbūt reiks pagalbos ir bendraujant su rangovais arba jų pirkimui. Tai visus šiuos darbus mes pasamdysim konsultantą, kurie padės atlikti bendrijoms. Svarbu paminėti, kad šią priemonę gali naudotis tos bendrijos, kurios yra įsipareigoję mažiausiai 30% pajėgumų skirti būtent skurdą patiriantiems asmenims. Taip pat savivaldybės turi įsipareigoti, kad tokių asmenų sudarys mažiausiai 30% nuo jų visų turimų ir gali skirti visiems 100%, jeigu yra tam galimybės, jeigu tam yra poreikis. Tai tikrai kviečiam savivaldybės dalyvauti šiai priemoniai ir padaryti tikrai gerą darbą. metais buvo iškeltas tikslas, kad po 10 metų, 2030 metais mes pasigaminsime pusę elektros energijos iš atsinaujinančios energetikos. Kai tas startas 20 metais buvo apie 20%. Tačiau, kai prasidėjo karas Ukrainoje, visi pajuto per savo sąskaitas, kad kainą mes mokame ne tik dėl, sakykime, iš klimato kaitos pusės, bet ir mūsų energetinio saugumo, mūsų geopolitinio saugumo. Dėl to tą tempą nusprendėme gerokai paspartinti ir tuo metu išsikėlėme tikslą, kad 2030 metais mes pasigaminsime nebe pusę elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių, bet visą 100%. Ir pagal tai, kokį susidomėjimą matome tiek iš mūsų gyventojų, žmonių, tiek iš verslo, jau manome, kad šitą tikslą galėsime pasiekti jau 2027 metais. Tikslinės grupės, būtent šios priemonės yra tiek verslas, tiek žmonės, tačiau suprantame, kad vieni žmonės gali patys proaktyviai pasinaudoti tomis priemonėmis, o kitiem reikia pagalbos, sakykime, iš savivaldos, kad jie galėtų pasinaudoti tomis priemonėmis ir jiem irgi gauti naudos iš tos atsinaujinančios energetikos. Tai dėl to nusprendėme sukonstruoti būtent priemonę, kurios tikslinė grupė yra energetinį nepriteklių patiriantys asmenys
ir jiem nereikia patiem nieko daryti, iš esmės laukiame lyderystės iš savivaldos, kad būtent savivaldybė sukurtų bendrijas, prie kurių prijungtų taip pat ir tos žmonės, kurie patiria energetinį nepriteklių ir tokie žmonės tuomet galėtų gauti elektros energiją visiškai nemokamai. Tai jiem patiem nieko daryti nereikia, tiesiog savivaldybės turi įsteigti tas bendrijas, jie gali pasimti lengvatinę paskolą iš Iltės, buvusios Invegos ir taip pat gauna dotaciją priklausomai nuo to, kiek būtent tų nepriteklių patiriančių asmenų prijungia. Kuo daugiau jie savo savivaldybėje apima tokių žmonių, tuo didesnė yra tiesiog dotacija iš valstybės biudžeto. Šios priemonės tokie esminiai žingsniai, kuriuos pirmiausia turėtų atlikti savivaldybės, tai jos turėtų įsteigti viešąją įstaigą arba asociaciją, priklausomai nuo to, kas jai yra parankiau, priklausomai nuo to, kokie nariai planuojame įtraukti į bendriją. Ir tada jau ši naujai įsteigta asociacija arba viešoji įstaiga gali kreiptis į Iltę techninės paramos arba, jeigu to nereikia, gali iš karto kreiptis paskolos su dotacija. Vėliau bendrijos įstatuose nusimačius, kad jos siekis yra tapti bendrijos statusą, ji kreipiasi į VERT ir VERT suteikia jiems šį statusą. Bet mums tam, kad gautume finansavimą, užtenka būti įsisteigus ir siekti tapti bendriją. Pareiškėjai arba būsimi klientai galės šią priemonę naudotis tol, kol bus lėšų šioje priemonėje. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu jūs norite mums papasakoti savo istoriją, parašykite žinutę į Facebook puslapį Švarūs miestai. Na, laidų pakartojimus galite rasti YouTube platformoje ir lrytas.tv. Iki kito šeštadienio.